Važiavimus pristato Šotas nuo pagirių after party, kad ryte galvoj nedūkstų. Tokių, kurie nėra žmonės realiai. Būk tu, kas tu nori, bet turi gerbti kitą žmogų aplinkui save vis tiek. Taip. Ant pagarbos visa civilizacija yra realiai pastatyta. O dabar, kaip pagalvoju, tos pagarbos vis mažėja. Mes atsimenu, kalbėjom, tada tam viešbutį tenais, kai bandėm filmuoti. Labai juokingą tą dialogą nusifilmavom, bet neišeis niekaip, kai apie tos svoločius kalbėjom ten, kurie muša tas savo žmonas. Taip. Bet ir apie tas žmonas, kurios niekada nepalieka tų savo vyrų svoločių. Taip. Kad jos yra mušamos ir bus mušamos, bet vis kažko tai tikisi gal, kad nustos jas mušti. Ir tu ten inscenizavai juokingą dialogą, atsimenu visai. Jeigu pavyks savo atgaminti, tai atgamink. Kaip pala? Lemba. Prasidėjo viskas nuo kažkokio bėdų turgaus, kai jos ateina bėdavotis, kad Anspriger muš mane, grįžt, pažadį, muš, bet ans gers ir ans kai neger, tai auksinis žmogus. Man į mašiną pataisa skalbimą, įda ten, ger žmogus ir bet jau kai išger, tai kai velns. Muš į vaikus, į mane. Į gyvulį, šiaip kai neger, tai visus myl. Į mane myl, į vaikus myl. Myl vaikus. Į gyvulėlius myl. Nes nemuš reiškia myl. Vienas iš dviejų. Bet va ką priger, ką parein, ką duot visiems į skudurus. Atein su kirviu prie lovas įsaka. Dabar galvą nukirsiu. O nori, ką galvą nukirsiu? Aš sakau, raminkis, Petrai, mes mėgam, vaikai šalia. O nori, ką galvą nukirsiu? Nukirsiu. Petras, nerims, sakau, kirsiu galvą. Sakau, nekirsk, Petrai, nekirsk, gal valgyt nori. Einam valgyt paduosi. Taip sprendžiu konfliktą su vyru. Vidnas dažniausiai valgyt nor. Įsriebdamas putrą ant pamiršt. Biškai išsiblaiva. Nuein gulti, arba užmiega tuoj putruoj. Užmiega. Aš ant apkluoj, kad nesušalta. Sūnai sakau, eik, padabok, kad nenuskestų. Pakelk smakrą, kad ten tėvs liks gyvs liktų. Nereik mums čia problemų. Nereik. Paskui kitas iki buvo, atėjai, vėl saka, kirsiu galvą, kirsiu. Nori kirsiu galvą. Sako, žiūrėk dabar. Antanui paskambino, sako, Antanai, žiūrėk, galvą bobai nukirsiu. Antan sako, eik tu mėgot, sako, gėrim kartu, tai jau baig durnavoti, jau dėl to išvariau iš namų, kad durnavoji pas mane, eik mėgot. Antanai, žiūrėk, galvą bobai nukirsiu. Antan sako, ašgi nematau, kaip per telefoną kalbam. Sako, į Skype'ą įsijung, durriau tu, Skype'ą įsijung. Tas nubėg, Petras, Skype'ą įsijung, kad aš tą kompiuterį pastatą prie lovas. Aš jau visą susinepatogiai su naktiniais, visą man jau nejauku. Sako, kers galvą. O aš vėl sakau, Petrai, gal valgyt nori? Petras nenori valgyt. Jau sako, Antanui prisiskambinau, Skype's brangą kainuoj. Internetą naudoji. Internet sain dabar. Sūnus pikts kelias, sako, man egzaminam reikės. Tai jau sako, tylėk, blėt, galvą kirtu. Bet myliu aš jį, ger žmogus. Rankas auksinės. Pataisa viskan. Byvis guminis. Ir va tokie žmonės turi dažniausiai po 4 vaikus. Mažiausiai.